OpticSpot – medžiotojų išbandyta ir patikrinta įranga. opticspot.lt. Vėjas mums palankus iš tos pusės, tai iš tikrųjų gaunas viskas nuo tų miškų. Čia mes apeisim yra kelias pievas. Man atrodo, kad viskas nuo kanalo. Taip, ne pirmai, kitą primirė. Jo, eisim čia tą. Vaikščiosim, pasėdėsim biškiuką, nes tie senieji labai anksti nemėgėjai išeiti pievą pasiganyti. Gerai būtų tokio selekcinis pirmus. Susirinksim ginklus, bandysim eit pasižiūrėti, kas čia ant pievos vyksta. Susidėsim į dėtuvę. Šonį. Na ką, bandom. Dažniausiai stirna, kai guli pievai, dienos metu tai net nesimato, pačios tik tais galva kiša. Tai taip atsargiai sėlinant reikia pastoviai žiūrinėtis, darytis, gal kur nors kišo ausis ir matosi ragai.
gera. Nebegrįšim laiko daugiau čia. Važiuosim į kitą vietą. Taip pat į pievą. Čia matyt traktoriai dirbo, mėšlą vežė. Tai baukštus nenorėjau. Sakyti, manykim, kad turėtų kitoje vietoje, bet biškiuką geriau. Stirna, ne? Apžėlė ragai, 2 ylas iki ausų, voč mumis. Bandysim tikrinti šitą pievą man po kairę pusę, kur yra. Tai bandysim prieiti pakanalį, įlysti pamiškę ir žiūrėti, kas iš miško išėję. Čia tokia didžiulė pieva, tai čia turėtume irgi užtikti kažką. Pamatėm ožį, visai didelį. Bandėm prislinkom apie kokį 150-200 metrų, bet iš žolių nedaug išlindęs. Pabandėm sušauti, tai nepavyko ko gero pataikyti, einam pasitikrinti, bet liktais nubėga. Kraujo nesimato. Norėjau sušauti gražiai. Į spranduką, per žolės nešauti, kad nesužeis. Bet šūvis pro šalį. Svarbu nesužeis. Pavaikščiam, apžiūrėjom šūvę vietą. Žiūrėjom tą visą likusį lauką, kraujo nerado. Gal ranka sudrebėjo biškį, ar kaip. Tai bandysim įdėti kitą vietą, į sekančią pievą, pasižiūrėti. Gal ten laimingiau viskas baigsis.
skubėti į kitą vietą, dar nuvažiuoti gal be saulė. Va, matysi vieną ragą apdėlusi. Čia pernykštukai, 2. Jaunikliai. 3 patelė ir 2 mažiukai. Yra stirninas vienas ganosi. Eina link miško, tai pasistengsim užbėgti už akių. Šūvis kaip ir pavykęs, buvo atmušimas, krito vietoj, tai važiuojam, pasimsim transporto priemonę, kad nereikėtų 15 sykių vaikščioti ir žiūrėsim, kas tenais nukrito. Selekcija, ko gera, įvykdyta bus. Senas stirniniukas, ne iš pačių didžiausių, bet manyčiau, šūvis irgi geras. Atstumas buvo apie 120 metrų. Kalibras 30.06 gal nelabai skirtas stirninų medžioklėm, bet vis tiek neblogai. Nu ką, reikės, šūvis tiesa buvo kažkur apie 10:30 vakaro. Tai dar buvo pilnai įmanoma žiūrėti ragus. Tai man atrodo pasirinktas buvo teisingai. Baigiam šiandien medžioklę. Pavyko vieną sumedžioti, vieną prašauti, vieną sumedžioti, reabilituotis. Tai kaip ir stirninų sezoną, medžioklės sezonas dar tik įsibėgėja. Man atrodo, turėsim geresnių ką parodyti ateityje. OpticSpot – medžiotojų išbandyta ir patikrinta įranga. opticspot.lt. Jūsų medžioklė su Infrared Mach 50R. Universalus termovizorius ir taikiklio priedėlis. Su integruotu tolimačiu ir balistiniu skaičiuotuvu. MEI. Patikrintas ir rekomenduojamas medžioklė. OpticSpot – medžiotojų išbandyta ir patikrinta įranga. opticspot.lt. Mūsų pagrindinė idėja dabar, idėjos kaip pradžia, kaip sėkla, sakykime, būtų vienas, kaip ir augalų išaugti dideliam medžiui. Būtų tik tai viena, kad mes sudėkim nuotraukas į internetinį mūsų puslapį, kokie yra pastatai mūsų draugijų. Ir kad tų draugijų pastatai iš eilės 1, 2, 3, plus turėtų būti registrų centro duomenys, kad jie yra
kokie jie yra šiandien dieną. Ir kad mes matytumėm, ar jie yra 40, ar 30, ar 10, ar 15, ar kažkiek tai jų, kad nevyktų kaip Marijampolė, kaip idėjos kažkuriuose kitose rajonuose buvo, parduoti už ten 10 ar 12 tūkstančių, lygiai kaip LMŽD draugijos pastatas, kuris buvo parduotas. Tai va šito vertė, kad nevyktų šito, tik nuotraukėlės mes pamatykime. Mes siūlom nuotraukas ir nieko daugiau. Ir kad būtų viešas prieimas visiems medžiotojams. Ir paskui, aš manau, po šitų dalykų, matydami šitas nuotraukas, matydami aptriušusius pastatus, mes manau, mums bus gėda ir mes pradėsim daryti, sujudinsim smegenis ir mes rasim teisingus gerus sprendimus. Ir tai pradžia būtų tik tai šitokia. Žiūrėkit, gerbiami medžiotojai, mes turim porą pavyzdžių, kaip buvo parduodamas draugijos sandėliukas. Mes sakom, sandėliukas už 12 tūkstančių trukdo mums jį eksploatuoti, nėra ką daryti ir mes ten einam, nebūnam. Bet pažiūrėkit, už 12 tūkstančių, už 10 tūkstančius norima buvo parduoti, bet buvo parduotas už 10 kartų brangiau. Marijampolės pastatas. Kokia jo savikaina? Koks jis kainuoja šiandien ir už kiek buvo parduota? Jeigu mes pažvelgtume, tai yra Marijampolės medžiotojai, jeigu ten 200 kvadratinių metrų, reiškia kiekvienas kvadratinis metras priklausė kiekvienam medžiotojui. Ar tas medžiotojas pardavo šitą pastatą gavo, nes tai yra jo turtas, lyg tai buvo. Kitas klausimas, mes žiūrime į tų eilę 46 pastatų eksploataciją, kuris sudaro nuo 200–400 tūkstančių per visą draugiją, jeigu tai pažiūrėtume. Ir ką sudaro? Elektra, vanduo, oras, komunikacinės paslaugos, yra žemės mokestis, nekilnojamo turto mokestis, apšienavimo, teritorijos priežiūra, kur dar į trinkelės ir plytelės, sakykime, dėtos tarybinių laikų. Viskas šitas eina į savikainą, į pinigus, kuriuos mes šiandien mokam. Šildymas, pasenę radiatoriai, neefektyvus šildymas, padidintas šildymo mokestis ir visą šitą dengia eilinių medžiotojų pinigais, visų medžiotojų pinigais. O kokią naudą mes gaunam šitam pastate? Sėdi vienas kabinetas užimtas draugijos pirmininkas, mes kai skaičiuojam, tai yra jo darbas į metus būtų iki 2 mėnesių, visi 12 mėnesių lieka, 10 mėnesių, prašau, lieka kaip ir sudėtinga surasti darbą arba turi prisigalvoti, kaip kai kuriuose rajonuose, lapus ant spauduoti vežti, dar kažką daryti, buhalteriją vesti ir panašiai. Čia yra kaip ir advokato paslaugos, kurios ne visiškai priklauso draugijai, bet jeigu nori, tegul moka. Bet šitam pastate sėdi vienas kabinetas, o mokam nekilnojimo turtą. Šitokius mokesčius. Tai ar mums yra verta? O toliau yra klausimas, renovacijos klausimas. Kiek kainuos renovacija ateityje? Pakeis šiferius, pastatus, stogą, langus, visa kita. Seni mediniai tarybiniai langai. Įeini senos medinės tarybinės pusiau geležinės kėdės. Irgi, ar tai reprezentatyvu mūsų kaip medžiotojų draugijai? Mes pasižiūrėkime klubus, kaip turi įsistatę namus. Eilė klubų ir panašiai, beveik visi klubai turi. Tai jų klubiniai pastatai atrodo daug gražiau, reprezentatyviau negu pats visų medžiotojų bendri pastatai, kaip galima sakyti. Aš siūlau, tik tai viena idėja buvo, kad pasižiūrėkim nuotraukas, suefektyvinkim šitų pastatų naudojimą. Mes turėtumėm turėti reprezentatyvius pastatus, funkcionalius pastatus, kurie susieta būtų su mūsų gyvenimu, šaudykla ar visa kita. Aš kaip eilinis medžiotojas į šitą klausimą žiūrėdamas, aš noriu pasakyti, kad aš labai gerai suprantu šitą dalyką. Aš mačiau Šilalės rajono pastato evoliuciją, medžiotojų žvejų draugijos pastato evoliuciją. Aš matau centrinės draugijos pastato evoliuciją, kaip jis yra eksploatuojamas, kaip yra daromas, koks jis šiandien yra, nuo kada jis toks yra. Vienas dalykas, dėl ko aš tą gerai žinau, kad aš esu tiek Šilalės rajone Medvėgalių būrelio narys, tiek esu Kėdainiuose, tiek esu Vilniuj, keliuose klubuose kaip narys. Ir aš matau, kaip man kaip eiliniam medžiotojui, kas tai yra per reikalingumas šitų pastatų ir šitų pastatų eksploatacija ir kiek mano klubo nariai užeina į šitą pastatą. Ir ką aš jiem turiu pasakyti, kad dalis mūsų nario mokesčio nueina kažkokiam pastato išlaikymui, kurie per 40–50 metų niekada gyvenime nėra užėję. Tai ką tas reikštų? Vat aš giliai šitoje vietoje susimastau, iš esmės ir man tai yra jaudina truputį. Ir aš tik tai, ar visi mes medžiotojai, 30 000, mes apie šitą dalyką susimastom, nuosekliai, tvarkingai ir panašiai. OpticSpot – medžiotojų išbandyta ir patikrinta įranga. opticspot.lt